Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti skruzdėlę. Taigi pradėkime piešti nuo skruzdėlės galvytės. Nusipieškime tokį kaip pailgesnį apskritimą, tokį panašų į ovalą. Tuomet nupieškime skruzdėlytę į kūną, taigi piešiame pirmąją dalį, antrąją dalį ir trečiąją dalį, didelę. Ji šiek tiek panaši į skruzdėlės galvą, tačiau šiek tiek didesnė. Nupieškime skruzdėlytę į ūselius, galiukus šiek tiek užraitome, padarome tokius kaip pailgus rutuliukus. Nupieškime šypsenėlę. Nosytę. Akytę. Iš pradžių didesnį rutuliuką, tuomet viduje piešiame mažesnį rutuliuką. Nupieškime kojytes. Kiekvienoje dalyje kūno piešiame po 2 kojytes. Iš viso mums gaunasi 6 kojytės. Kojyčių gale nupieškime pailgus apskritimus ir juos piešiame ant kiekvienos kojytės. Nupiešę piešinį, jį nuspalviname savo pasirinktomis spalvomis.